Ne, yra pasiūstas garsas, aš tik išjungęs buvau ir žiopčiau. Ką viskas, savo pamainą fermoj baigiau, varau toliau. Autobusą pramazinau. Где Širant? Atsimenu tą naują autobusą iš užvakar, kai važiavau su celofanu. Čia jis dabar. Ką, pamiegam pietų. Turiu net ne vieną, bet net 2 langus. Tik šitas į koridorių. Kaip aš vertinu savo vizitą fermoj? Čia jūsų klausimas man. Ačiū, kad paklausėte. Gerai, patiko. Buvo vietom nelengva, bet realiai to ir važiavau aš ten. Anksti keltis, nepatogi lova, šaltas dušas, čia ne naujiena. Ir šiaip tokie visokie darbai šudini, kartais net literaliai šudini darbai. Gal kas nepatiko fermoj, tai nešvara, visur bardakas. Nežinau, bandžiau tvarkyti kažką, vienur sutvarkiau, kitur net rankos nekyla tvarkyti. Voratinkliai, dulkės, purvas, nežinau, ištaškyti daiktai kažkur, kažkieno nesuprasi šiukšlės. Gal jeigu ilgiau gyvenčiau kokį mėnesį, tai jau labiau įsipareigočiau ten tvarkyti, bet kai dėl nepilnų 2 savaičių, tai nežinau, savo kampą apsitvarkiau, bet jo, visumoj tai bardakėlis, taip švelniai tariant. O ne švelniai tariant, tai ble. Kadangi jau esu uostamiesty, paskutinis vakaras, tai reiktų žuvies paragauti tikriausiai. Čia dar restoranas ant valties. Kartais šitą laivą taip nevaigiškai pasiubuoja. Atrodo, kad esi žvejų laive ir valgai žuvį. Tai bent patirtis. Ta žuvytėm mažiukė labai porcija, bet skonis tai
Žiauriai geras. Tai dar vieną pasiėmiau. Privežė greit žuvies papildymą ir vėl išvarė į jūrą. Nu ir gera žuvelė. Valgom tą parduotuvinę žuvį šviežią, galvojam, bet kaip pavalgai tikrai šviežios. Tada supranti jau, kad čia šviežia. Nežinau, kokia čia žuvis, neklauskit manęs. Taip, mano zodiaka žuvis, bet aš nežinau tų žuvų, neskiriu. Mes patys žuvis, mes nesegreguojam, savęs neskirstom, suprantat, mes tiesiog žuvis esame. Ką, grįžau į miestą, tai galima ir grįžti cukrų vėl. Lyg anksčiau aš jo nevartojau. Kažkas šiąnakt nemiegos. Šitas biškis subtilesnis, anas jau ten labai jau cukringas. Bet čia visų šitų desertų pagrindą sudaro pienas ir sviestas. Nu gerai, ir cukrus, aišku, cukrus. Šiaip tas miestas nedidukas, iki milijono, kažkur nepilnai milijonas gyventojų. Tokia Jonava, sakykim, Jonava tokia Ukmergė, atitikmuo būtų Lietuvos. Dabar vyrukas kaip tik paklausė, iš kur esu, nu tai čia jau, jeigu mieste esi, tai mažiausiai 10 kartų užklausiu per dieną. Ir jie visą laiką mėgsta, tipo, pasakai iš Lietuvos ir tokiu tonu pakartoja, iš Lietuvos, lyg žinotų Lietuvą. Ir aš tada paklausiu, tai tu žinai? Dažniausiai atsakymas būna ne. Labai keistas toks. Tas jų pakartojimas lyg žinotų. Nu, toks didesnis čia jau. Iš kur atrodo matytas tas ženkliukas, bet ten BVM. जोड़ी ले 78 रुपए दे ले मात्र है क्या जोड़ी के 78 रुपए दे ले मात्र है क्या हेलो चाय हां 100 रुपए Šiaip toks atsiminimas, kai išgirsta mane šnekant vietinį ir kartais paklausia, kokia čia kalba šneku, sakau lietuvių. Oi, tu turėtum, žinok, tu angliškai turėtum šnekėti, tai čia žiūrėtų tave vietinį, tai čia tiek žmonių, pamatytum, kiek čia tave žiūrėtų. Visų pirma, tai aš nenoriu, kad man žiūrėtų daug. Nėra, kad nenoriu, bet man nereikia. Kad ten indai žiūrėtų ir komentuotų Bobs ar veganą. O antra, tai gėda būtų išduoti savo kalbą ir angliškai pezėti. Yo, hello, this is a vlogger from Lithuania. And today I'm in city. Yes, hello. I'm vlogger from Lithuania. Very good, very good. Tikrai to nebus, nu. Man tos anglų čia užtenka, kiek aš čia prišneku. Bent jau galiu su kažko, su kamera pasišnekėti savo gimtąją lietuvių kalbą ir dar tą ją siūlo atimti.
Šiaip gal kelnes susipirksiu, nes tas su klynu praplyšusios ten tokia skylė po to šventės, kad galvą galėčiau įkišti. Vakar nusipirkau siūlų su adata, bandžiau susiūt, bet iš manęs siuvėjas kaip, nežinau, išindo šiukšlių rūšiuotojas. O čia tai tokios kelnes, Gariūnų turgus. Nelabai indiškas vaibelis. Gal kitą miestą bus kažkas dar. Nežinau kodėl, bet šitam regione kažkodėl visos kavinės hoteliai vadinasi. Klausiu, kad paaiškintų, bet tiesiog toks žodis. Hotelis yra kavinė, bet ne hotelis. Taip, aš vėl einu valgyti. Na, gerai, neinu valgyti. Norėjau dosos dar, bet neturi jau niekas. Užsidaro. Išsipardavė. Aš dar šiek tiek atsisėdau. Tiesiog atsisėdau ir maistas nukrito. Nesmerkit, aš švenčiu paskutinį vakarą. Ir gali būt, kad dar desertų valgiau eidamas, kurių nefilmavau. Nu ir kas. Gerų čia tokių alų turi. Nokautas 8. Braukaus 15 laipsnių. Čia ne arkliamušiai, čia karvamušiai tokie. Surimku vieną laikę ir nusipirku alaus dėstą, nepirkau Indijai. Gerai, kad paspaudė, nes aš jau eilėj. Nepigus alus Indijai. €60 už 0,33. Tai laikraštį suko, kad nieks neįtartų, kad eina jau prilakti kambarį. Šiaip ką dar galiu pasakyti, kad nelabai pasiilgau šito miesto šurmulio. Ir nėra blogai, bet labiausiai tas smogas visas miesto. Iškart kutena gerklę, nosį, akis. Nu, bet nebedaug liko. Atkentėsiu, kaip sakant. Rytoj traukinys po pietų. Per visą naktį važiuosiu. O paskui bus matyt, kas bus. Nepasakosiu. Banat. Palikau kuprinę viešbutį, nes čia netoli stotis. Traukinys tik 5 valandą. Reikia kažkur eit vietą susirasti. Padirbėt. Užsukau į Dekatloną. Veido rankšluostis ir maikė medvilninė. 3 €. Gal ir valgiau šiandien pusryčiam jau 2 dosas, bet čia dar nevalgiau dosų. Patarimas, jeigu važiuosite į Indiją, pirkit ne mėnesio vizą, o pirkit metų vizą. Nes kainų skirtumas yra tik tais apie $15. Mėnesio viza $25, metų 40, jeigu neklystu.
Tai nereiškia, kad jūs turit metus išbūt, bet turite daug laisvės, priešingai nei aš dabar, kur dar visai pakeliaučiau, bet rytoj yra paskutinė diena mano vizos ir turiu išskristi. Nežinau, kaip ten bus traukinys su maitinimu. Aišku, duos kažką ten. Kokį nors karį ten su cirkom neaiškiom, tai biškai kažko užkas pasiėmiau, dar aišku prieš patraukinį pavalgyti reikės. Bet čia su užkandžiais tai sunku. Reikia ilgai ieškoti, kad rastum kažką, kas nėra permirkę palmių aliejui arba nebūtų 50% sudėti cukraus tiesiog. Šiaip pasakysiu, ko dar neatsivalgau, aš čia Indijoj tai ledų. Tokio gerumo. Čia daugumą ledų gamina ne iš karvės, o iš buivolų pieno, kuris yra maždaug 2 kartus riebesnis už karvės pieną. Tai taip suvalgai vieną šaukštą tų ledų ir spakainos būna tai dienai. Pasiemu kuprinę, nuvarau normaliai, valgau, bet taip normaliai, taip jau stipriai normaliai. Pasiemu dar kokių vaisių ir į stotį varau, valanda iki traukinio. Bet taip normaliai pavalgau. 6 minutės iki išvykimo, nu tai kažkokio pusvalandžio išėdėsim turbūt. Reikia susirasti savo antrosios klasės vagoną. Čia iš viso 4 klasės yra, tai pirmos jau nebegavau. Čia gali ateiti laiku, bet gali nespėti eiti iki savo vagono, nes aš net galą nematau, bet kažkur sakė anam gale. Kaip šalta. You're 16 years. A116. A116? This is A1? Yes. I have to go So to play straight. 16. Okay, thank you. Išsiaiškinom, kad 16 vieta turėtų būti čia. Wow, net 2 pagalbės. Netrukus turėsiu atiduoti šią patinį. Anksčiau negu fermai. Realiai pajudėjom laiku. Gal čia yra ir traukinių, kurie nelaukia šįkart. Yra švarus užvalkalai. Aš dar savo turiu vieną. Čia langai tokie neaukti, tai nieko gražaus nenufilmuosiu. Investavau į švarą, čia antrą vietėlę, bet nepalyginsi su vienais traukiniais, kur važinėdavau čia. Vos nešvarumų radau. Galima gyventi.
Aš vaisių nespėjau nusipirkti. Bet stotyse dažniausiai nebūna tokių dalykų, tik tais čipsiukai ir limonadukai, šudukai. Antras bandymas. Prašau skrandį dar atlaikyti vieną nečystą patiekalą. Ir viskas. Ir duosiu aš tau paskui ramybę. Pažiūrėsim, gal iki pirmos klasės nueisiu. Įdomu, kaip ten jau geriau. Nes skirtumas kažkur apie 10 eurų. Mano kainavo apie 20 su centais, ten vos 30. Atsibodo man eit jau, žmonės miega jau. Neaišku, kur ta pirma klasė, dar tam to traukinio belekiek. Tai galvoju dar išeiti lauką, prasikvėpuoti ir prasijudėti biškį prieš einant gult. Jau 5 valandos kely, dar 10 liko, tikiuosi iš jų pramiegot didžiąją dalį. Nežinau, man traukiniais kažkodėl labai neprailgsta kelias, ten net lėktuvo man 5 valandos jau atsibostų stipriai, ten nekalbam mašiną, kokia ar autobusu. Traukiniu varai, nesupranti, kad tu ten važiuoji, tiesiog darai kažką, sėdi, bet dar niekad nevažiavau per naktį. Pažiūrėsiu, ar bus smagu, ar bus saldus sapnai, ar kartus. Ką gerbėjai, aš jau atguliau poilsio, prisėmiau čia daiktų tiek, kiek nereikia, kaip visada, bet galvoju, kaip filmą gal pasileisiu pasižiūrėti. Ar knygą dar pakapstysiu ir bandysiu miegot. Krato purto čia iš vietos tas traukinys iš vis kažkaip pajuda, nežinau, sankabą atrodo metą. Aš taip vairavau irgi teisės įsilaikiau. Ir tai va, iš vietos. Gerai, kad traukinys tai neužgesta. Paskutinė naktis mano Indijoj. Tikiuosi bus daugiau miego negu fermoj per šventę.
užteks tada. O ką, mes rytoj dar susimatom Černiaus mieste. Pažiūrėsim, ką ten tam Černai, ką ten veikia. Veikia tai jie kažką, nieko ten neveikia. To užbaigsim Indijos kelionę. Tam kartu tiek. Ate. Turbūt paskutinis išlipau iš traukinio. Biškį pamiegojau. Bet žinot, kas nuostabiausia? Tai kad absoliučiai punktualiai atvažiavo minučių. Pasirodo ir taip gali būti Indijai. Kai čia tas ventiliatorius pučia į lūpas atsuktas. Aštuonios ryto. Mano lėktuvas 9 vakaro. Turiu visą dieną iš čia. Galvoju, nusimės kuprinę kokiam prekybcentre ir pablūdyt po miestą, bet viskas realiai atsidaro tik 10. Tai einu kažkur dabar laikinai prisiglaust. Kokią dosą gal suvalgyt galvoju. Užgavėnės buvo vakar. Vakar irgi valgiau dosų. Tada reikia šiandien. Kažkaip tą žiemą reikia švaryti ten iš Lietuvos. Aš matau nuotraukas ir man liūdna. Negaliu žiūrėti. Vyrukas su padažais sako, noriu, sakau, ne, nu galvą papurčiau, bet jie galvos papurtą man čia kaip taip priemo. Tai gavau padažų ant lėkštės savo, dabar laukiu blynų. Žinau, kad gal ir atrodo ne apetitinai, bet iš tikrųjų yra apetitinai. Čia vėlgi pasikeitė vieta ir pasikeitė pačios dosos. Vėl visokių variacijų. Ta pati paprasta dosa, kitokia. Įdomu, kaip keičias maistas tais pačiais pavadinimais. Šiaip Černajus pagal populiaciją 5-6 miestas Indijos, apie 12 milijonų gyventojų. Ir šiaip paėmus paskutinius 10-15 metų, tai visi Indijos didmiesčiai pagal populiaciją išaugo beveik dvigubai. Aš nežinau, ar girdėjot kažką, nes aš tik, pavyzdžiui, savęs net negirdžiu, nors aš jau... Čia mano maksimalus balsas ryto, kiek galiu rėti. Okay, all right.
kokį muziejų skulptūrint. Turėtų atsidaryti tuoj. Bilietų kainos. Suaugusi 15 rūpių, bet jeigu esi turistas, 2 PM. Šiaip visą laiką Azijoj būna turistam brangiau, bet čia tai toks ženklesnis skirtumas kainų. Ir dar kamera 500. Gerai, kad čia ne video kamera, o čia veiksmo kamera. Nesiskaito. Tokios geras muziejus už 2 PM. Už 2 PM aš galiu kirpimą gauti su skutimu ir masažu veido visą tai. Čia turi būti stipriai. Ir aišku, grąžos neturėjo už 500. Kur tau turės iš pat ryto? Skolos raštelį paliko. Reikia tikėtis, kad kai jau baigsiu turą, turės surinkęs 2 PM atiduoti. Pamatyti Indijoje dramblius padaryta. Čia tikrina bilietus, viską tik kišenę, aš nenupirkau už jumis už kamerą. Praėjom. Imhotep. Jau prieš 2000 metų egzistavo plastinės operacijos ar taip tiesiog natūraliai augdavo, nes nieko nenešiodavo. Banginės skeletas. Ir kiek skaičiau, tai jisai čia tik vidutinio dydžio. Bet veidai tai padaryta taip prastai, kur būna tie mimsai su tokiais žvairais gyvūnais. Bet atspindi šitas muziejus kaip Indija vis tiek. Atrodo, atsidarė prieš 25 metus ir kažkada gal valė kažką tais. Apšvietimo nėra ant ekspozicijų pusės, stiklai supelyje. Dar tik 3 iš 6 apėjau galerijas. Čia prasideda visokie šaukštai, puodai jau. Jau tikrai aš tam nepasiruošęs žiūrėti, ten jų tos birbynės senovinės ir puodynės. Numeris 4 vaikų muziejus. Nežinau, ar vaikų, ar vaikams. Lietuvanija. Gerai, gal šitą skipinsiu. Dar liko 2 meno muziejai, galerijos. Ten turėtų būti įdomiau. Nu gerai, šitas dar. Turim.
Nu, paskutinis liko ir būsiu apsikultūrinęs. Šiaip ketvirtam buvau, bet neįmušė. Aksodija surinkta. Ką tau primena šitas? BMW gal? Nu, man irgi BMW. Blemą kaip dabar pašerčiau. Aš irgi taip pašerčiau dabar. Seni. Viską aplankiau. Beveik 2 valandas praėjo. Pavargau. Šiaip traukiny visai neblogai išsimiegojau, geriau negu tikėjausi. Reikia varyti dabar kokį Akropolį. Gal pavyks nusimest kuprinę kažkur palikti. Įdomu, turės mano gražą. Sako, kad naciai pabėgo į Pietų Ameriką po karo. Ar tikrai ne į Indiją pabėgo? Sugalvojau planą. Nueinu į pašto skyrių. Sakau, galit išsiųsti siuntą į Lietuvą? Jie aišku sako, tai galim, nes mesgi paštas. Aš tada nuvarau į turgų, nuperku kažko, nežinau ko. Sakykit, ko norit, aš nupirksiu ir išsiunčiu. Dosų tikrai nesiųsiu, nes neatlaikys kelionės. Tikrai. Per DHL gal atlaikytų, bet ne per paštą. Žodžiu, sakė, galima siųst. Nu, logiška, kad paštą galima siuntą į užsienį. Reikia dabar nuvaryti kokį turgų, kažko tokio indiško nupirkti ir išsiųsiu. Pirmą kartą matau. Surenku vieną laiką ir paragauju. Ačiū. Derinas prie akinių. Gaila nesubridinęs maikę. O saldumas. Aš niekada neragavęs rožės, tai nežinau, bet kažkas į tą pusę. Jeigu reiktų įsivaizduoti kaip rožė kokio skonio, tai jo, panašiai. Žodžiu, kažką čia pripirkau, suknelių buvo prašymas, tai 4 vienetus, kažkas tiks prieskonių. Nežinau, kažkokių tai įdomesnių. Turbūt ir Lietuvoje yra, bet čia, žinot, originalas. Čia tas pats, kas Naikus pirkti tiesiai iš Kinijos. Čia prieskoniai tiesiai iš Indijos. Aišku, smilkalų būtinai. Pažiūrėsim, ar priims siuntą išsiųst ar ne. Užsirašė siuntų pakavimo skyrius, bet į ką supakuotai neturi. Einu kokiai parduotuvėj, gal turės kokią dėžę, nes maišelį tai nesiūsi. Kažkaip negražu. Sutrupės iki tos Lietuvos viskas. Gavau. Nieks neįtars, kas čia. Jau ateini su dėžė į paštą, nu tai sakai, duokit man lipnios juostos, noriu užklijuoti. Ne, tai mes neturim lipnios juostos. Nueini dar į kitą ten pašto skyrių, gal turit lipnios juostos? Ne. Bet tokie, kur, ką tu čia prašai lipnios juostos pašte? Išprotėjęs. Tai einu dabar lipnios juostos, našarint iš kažkur, jeigu čia ir tokia.
trečias kartas nemeluoja. Na, jeigu ką, ketvirtas garantuoja. Žodžiu, sako, per mažai išpakavai. Sakau, kad jūs juosius nedavė, tai jau skolintis daugiau aš negausiu. Kaip nori, tai pakuokit, sakau, tai dabar kažką čia organizuosiu. Kai šumą pakeli, tada jau vyksta dalykai, kai gražiai prašai, tai neturim nieko mes. Nu, ta dėžėje tokia skistoka, bet ten nieko duštančių nelabai ir yra. Negali nuspręsti, ar siūs toj kašės dėžėj, ar dėti kitą. Čia visa komisija sukviesta buvo, tikrino prekes. Nė žodžio nesupratau, bet viską patvirtino, galima siūst. Bet dabar dėl dėžės neapsisprendžia. 6 žmonės, kokie sprendžia dabar. Skambina kažkam dabar. Čia tokie sprendimai žiaurūs. Iki Europos keliaus net. Nusprendėm, kad dėsim dėžę į dėžę. Dabar pakabamo misiją. Tai reiškia, melavo, kad neturi dėžių ir lipnios juostos. Gerai, kad turėjau galimybę žiūrėti, ką jie veda į kompiuterį, nes tiek grybo pjovė, kad reikėjo taisyti ir taisyti ištisai. Miestas, Lietuva, ten prie gatvės, veda šalį, kažkatus. Išsiunčiau. Buvau nusiteikęs, kad bus vargo turbūt, bet kad tiek vargo, gal kokia eilė, gal reiks laukti dar kažką nesigaudyti, bet tokia katorga, kad vaje. Jau geriau tas suknelės nešiokit, kai gausit, nes jeigu ne, tai aš pats tada grįžęs sunešiosiu, jeigu nenešiosit. Praleidęs tam valandą laiko, aš pas juos pašte, kai mačiau, kaip dirba, tai toks vaizdas, kad Indijoje irgi biudžetinėse įstaigose, aš nežinau, ar čia biudžetinė, valstybinė, bet kad gerokai per daug žmonių dirba, kur 20 žmonių pasamdyta daro, nežinau, 8 žmonių darbą. Kažkoks samišis, nežino, kas ten ką daro. Šešiesi ten žiūri tas prekes, diskutuoja, ar čia galima siūst ar negalima, ar dėžę siūst ar keist. Kažkoks bardakėlis. Prieš tai norėjau sakyti, čia kažkaip karvių nematau šitam mieste, bet dabar kai užėjau čia į kvartalą. Dičkė. Šitą šventyklą dar norėjau aplankyti. Turėtų kaip tik atsidaryti. Tada pavalgysiu ir judėsiu link oro uosto. Pabando dingt. Žodžiu, neleido paveiksluoti viduj. Kamera irgi jau matau miršta, tai čia ir atsisveikinti reikės turbūt. Gal dar oro uoste pasimatysim.
Pagaliau prastumsiu saldainius. Paskutinis išpuolis įvyko. Laukiu taksi. Valandą laiko iki oro uosto laukia. Reikia įsipatoginti. Einu iki terminalo gal jau iki 1,5 kilometro. Neįleidžiu tuktukų į oro uosto teritoriją. Nežinau kodėl. Klausiau Anatolijaus, tai irgi jis nežino. Čia visas pypsinimas dėl manęs. Man atrodo, patikra oro uostų kažkaip čia ne taip veikia. Turėjau 2 dėžes. Vieną sudėjau elektroniką visą. Laptopas, powerbankas, telefonas, kamera. Kitoj tiesiog buvo tašė. Tašė praėjo, o elektronika susistabdė tipo patikrai dar. Nieko nebuvo, tiesiog atidavė. Tašė praėjo. Su tokio, aš pamiršau, kad turiu čia limonadą. Nu, ačiū, išgersiu tą progą. Jis vis laik kažkur įlendat nesąmoningai. Ką? Atėjo šitas mėnesinis nuotykis. Ne, gal net taip nuskambėjo. Atėjo šitas mėnesio nuotykis į pabaigą, bet tai nereiškia, kad negali ateit naujas nuotykis. Nes dabar skrendu į reikia nepamiršti užpypinti ir burną užlieti, nes gali būt, kad kažkas skaitys iš lūpų. Šiaip va ten rašo, kur skrendu, nežinau, ar išskaitot ar ne. Nors šiandien žiauriai pavargau, bet buvo labai smagu. Turėjom visas šitas mėnesis. Tokie kalneliai, bet pagrindėje linksmi tie kalneliai buvo. O dabar tikiuosi bus taip pat linksma. Turbūt ateinančias kelias dienas užsiimsiu poilsiu, o paskui galbūt užsiimsiu ir filmavimu. Ačiū visiems, kas žiūrėjo. Ačiū ir tiem, kas nežiūrėjo. Ačiū sau, kad netingėjau. Gerai. Pasimatom. Thank you. Gal dar bus vilties, kad grįši tu.
Tačiau kur tu Mariau, kur tu Mariau, kur tu Mariau. Kur tu Kur tu Sveiki atvykę į... O jums yra buvo, kad atskendate į šalį, į miestą to šalies ir pasirodo, kad ne į tą oro uostą, nes yra du, o aš galvoju, kad yra vienas. Ir aš kambarį nuomavau prie to oro uosto, kur galvoju, kad yra vienas, o atskridau į tą, kur pasirodo yra antras oro uostas. Ir 40 km jie skiria. Dabar yra 11 valandų, reikia ieškoti, kaip man nusigauti iki to, ten, kur reikia. Gerai, kad čia pigu 40 km per dolins už 9 eurus.